Prašo, kad gal atneštų jums pusryčius. Tai neįmanoma. Šiandien neįmanoma. Tai pažiūrėsim, kas tam kambarį varsto duris ir kaip man ponė Grubach paaiškins jūsų įsipratimą. Gal tamsta geriau pasiliktum čia? Viską sužinosi, kai ateis laikas. O dabar būk savo kambaryje ir lauk. Štai paklausiu, ponas Grubach. Ne! Tamstai išeiti nevalia. Juk tamsta areštuotas. Panašu. O už ką? Viską sužinosi, kai ateis laikas. Mes ir taip čia nusižengėm savo instrukcijoms daugiškai su tamsta šnekučiuodamas. Įdomumas žmogus. Štai mano asmens dokumentai. Dabar prašom parodyti savuosius. Ir vėl tamsta pradedi. Tai yra mano asmens dokumentai. Prašom parodyti arešto orderį. O kas mums dar būtų tie tavo asmens dokumentai? Tamsta elgėsi su mumis ne taip, kaip mes nusipelnėme savo palankumu. Elgėsi pikčiau už mažą vaiką. Mes su Francu visiškai nenutuokėme apie asmens dokumentus. Ir su Tamstos byla turime tik tiek bendrą, kad saugome Tamstą 20 valandų per parą ir už tai gauname algą. Patirsi į savo kailių. Atsiprašau, jūs čia pažeidinėjate įstatymus, jūs įsibraunate į mano namus, valgote mano pusryčius,
slepiate, gąsdinate, leidžiate kažkokius garsus magiškus, mat, suprantate, įsiveržiat čia šoką, trypėt, kažką darot, jūs pažeidžiat asmeninės teisės. Visų pirma, visų antra, tokio įstatymo nėra, tas įstatymas net neegzistuoja. Jis egzistuoja nebent pas jūs galvose. Tamsta, įsigy savo kailių. Matai, Viljamai, jis teikia nežinias įstatymą. Ir sako, Zestas nekaltas. Ir nieko tai neišaiškins. Taip, iš tiesų. Turbūt buvot labai nustebintas šį ryto įvykį. Tiesą pasakius, buvau, bet jau ne taip jau ir labai. Ne labai? Galima, aš prisėsiu. Tai nepriimta. Taigi, dėl šio ryto įvykio, aš norėčiau pasakyti tai, kad aš manau, kad tai buvo visiškai nereikšminga. Kad tai yra visiškai nereikšminga, nes visų pirma, aš nejaučiu nemenkiausios kaltės, dėl ko galėjote mane areštuoti, o visų antra, net neįtariu, kas mane areštavo. Mat šie ponai, kaip matome, yra su marškinukais išeiginiais, o ne su uniforma. Taigi aš manau, kad atsakę į šiuos klausimus jūs nesuprasime, kad tai yra tiesiog nesusipratimas ir širdingiausiai išsiskirsime, taip? Tamsta labai klysta. Ir aš ir šitie ponai esame tik tai antraeilės figūros Tamstos byloje ir beveik nieko ją nežinome. Ir nors ir jei vilkėtume pačias tikriausias uniformas, Tamstos situacija nuo to niekiek nepablogėtų. Ir taip, Tamsta areštuotas, tas tiesa, bet aš netgi negalėčiau Tamstai pasakyti, kuo esate kaltinamas ir... Ar... Iš viso esate kaltinamas. Kaip paprastai Tamstai viskas atrodo. Tamstos nuomonė mums reiktų taikiai užbaigti visą istoriją? Ne. Tai tikrai neįmanoma. Tačiau antra vertus visai nenorim pasakyti, kad Tamstai reiktų nusiminti. O kam? Juk Tamsta tik tai areštuotas, nieko daugiau. Mes turėjom Tamstai tai pranešti, pranešėm ir pamatėm, kaip Tamsta į tai reagavai. Tuo šiandien užbaigsim. Galime atsisveikinti. Tiesa, tik laikinai. Tamsta dabar turbūt nori eiti į banką. Kvaila pareiga. Galbūt. Negaiškime laiko tokiams spalvoms. Tamsta dabar turbūt nori eiti į banką. Likit sveiki.